2026 m. kovo mėnesį Iranas uždarė Hormūzo sąsiaurį, užblokavo 1/5 visos pasaulio naftos. Ir perspėjo: bet kuris laivas bandęs praplaukti būtų sunaikintas. Irano vyriausybei tai buvo momentas parodyti, kas iš tikrųjų kontroliuoja artimuosius rytus. Tačiau tai, kas įvyko per artimiausias savaitės, buvo visiškai priešinga nei tikėjosi Iranas. Turkija. Ji neįsitraukė į karą, nesiuntė karių, neiššovė nė vieno šūvio į Iraną. Ir vis dėlto vos per kelis mėnesius tapo didžiausia, sprogstamiausio šimtmečio konflikto laimėtoja. Tuo tarpu Iranas, kuris uždarė Hormūzą, manydamas, kad turi pasaulį savo rankose, pabudo apsuptas, izoliuotas ir pakeistas. Tai nebuvo sėkmė, tai buvo spąstai, kuriuos pats Iranas ir paspendė. Dešimtmečius Hormūzo sąsiauris buvo galingiausias Irano koziris. Vos 33 km pločio vandens kelias siauriausioje vietoje, kuriuo keliauja 1/5 viso pasaulyje sunaudojamo naftos. Kuveito, Kataro, Jungtinių Arabų Emiratų, Saudo Arabijos. Visa šių šalių nafta turėjo praeiti per šį vienintelį tašką, kad pasiektų pasaulį. O kas kontroliavo šią vietą? Buvo Iranas. Kiekvieną kartą, kai įtampa didėdavo, Irano vyriausybė primindavo pasauliui, ką ji galėtų padaryti. Uždaryti Hormūzą. Sustabdyti pasaulio ekonomiką. Tai buvo tokio tipo grėsmė, kurios niekas negalėjo ignoruoti. Tačiau 2026 m. vasarį, po koordinuotų Jungtinių valstijų ir Izraelio atakų prieš Irano teritoriją, Iranas priėmė sprendimą, kurio laukė daugelį metų. Jis iš tikrųjų uždarė sąsiaurį, įspėjo, kad bet kuris bandantis praplaukti laivas bus užpultas ir laukė, kol pasaulis priklups ant kelių. Pasaulis nepasidavė. Tačiau Iranas atvėrė spragą, kurios daugiau nebegalėjo uždaryti. Nes kartu su Hormūzo uždarimu Iranas padarė dar vieną dalyką. Jis paleido nuoseklias dronų ir raketų bangas į Persijos įlankos šalis. Kuveitas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emiratai, Saudo Arabija – visi buvo užpulti. Tai nebuvo tik žinios laikraštyje. Tai buvo tikri pavojaus signalai, dangus nušviesdavo perėmimai, o naftos perdirbimo gamyklos įjungdavo avarinės sistemas. Ir būtent čia spąstai pradėjo užsidarinėti. Ne aplink Persijos įlankos šalis, aplink patį Iraną. Persijos įlankos šalis turėjo vakarietiškas gynybos sistemas. Patriot, THAAD. Brangi, sudėtinga technologija, sukurta balistinių raketų numušimui. Tačiau Irano dronai buvo pigūs. Paprasti, jie atakuodavo spiečiais. Kas tai yra? Ir kiekvieną kartą, kai Patriot numušdavo droną, kuris kainavo kelis $1000, būdavo iššaunama raketa, kainuojanti milijonus. Tai buvo nelygios sąnaudos ir Iranas tai žinojo. Ko Iranas nežinojo, tai kad šiai neįmanomai problemai jau buvo sprendimas. Tik jis atėjo iš visiškai netikėtos vietos. Turkija neimprovizavo. Ji buvo pasiruošusi. Kol pasaulis diskutavo, kas laimės karą, Turkija jau sudarinėjo sutartis. Turkijos gynybos pramonė pastaruosius metus buvo išbandoma tikruose mūšio laukuose – Ukraina, Libija, Sirija. Tikri konfliktai su tikrais priešais. Turkiški A-15 dronai ir kovos su dronais sistemos nebuvo kuriami laboratorijoje. Jie buvo tobulinami kare. Ir kai Persijos įlankos šalys suprato, kad išleidžia milžiniškas sumas gindamosi nuo pigių dronų, turkiškas sprendimas tapo visiškai logiškas. Aselsan gaminama Quark sistema naudoja dirbtinį intelektą, kad per kelias sekundės atpažintų ir sunaikintų dronų spiečius. Suprogramuojama amunicija ir eksploatavimo kaina, sudarančia tik dalį to, kiek kainuoja vakarų sistemų eksploatavimas. Saudo Arabija pasirašė sutartį, Kataras taip pat. Ir abi šalis įsigijo turkiškus lazerinius ginklus.
Nukreiptos energijos sistemos, kurios tiesiog sudegina Irano dronus šviesos spinduliu už dalį raketos kainos. Tuo tarpu Jungtiniai Arabų Emiratai nuėjo dar toliau. Jie nenorėjo tik gintis, jie norėjo pulti. 2026 m. gegužę jie pasirašė susitarimus su Turkijos įmonė Baykar, kad integruotų tiksliąsias bombas į A-15 dronus, kurie jau buvo jų ginkluotėje. Tikslas, žinoma, buvo turėti galimybę sunaikinti Irano taikinius iš 100 km atstumo, neįžengiant į priešo gynybos zoną. Visas Persijos įlankos regionas persiginkluodavo. Ir visi žiūrėjo į tą pačią vietą – Turkiją. Ir nėra sunku suprasti, kodėl. Turkijos sistemos pristatomos greitai, veikia tikrose kovos sąlygose ir nereikia laukti metų eilėje. Ko vakarų tiekėjai negali pasakyti. Tačiau štai ko daugelis nepastebėjo. Turkija išsprendė tik pusę problemos. Kita pusė svarbiausia buvo sprendžiama Irako dykumoje. Ir būtent tada sekė antrasis smūgis. Ko Iranas neapskaičiavo, tai kad uždarius Hormuzą, Persijos įlanka nebus paralyžiuota amžinai. Tai paspartins tai, ko Irano vyriausybė bijojo kur kas labiau – nuolatinio alternatyvaus maršruto sukūrimą. Irako plėtros projektas jau daugelį metų egzistavo tik popieriuje. 1200 km geležinkelis ir greitkelis jungiantis Fau uostą Basroje su Turkijos siena šalies šiaurėje. Iš ten per Turkijos logistikos tinklą tiesiai į Viduržemio jūrą ir Europą. Užsidarius Hormuzui, šis projektas nustojo būti tik perspektyvi idėja ir tapo nacionaliniu prioritetu. Kataras ir Jungtiniai Arabų Emiratai investavo lėšas. Pradinė fazė buvo atidaryta. Ir pirmą kartą per dešimtmečius Persijos įlankos nafta pradėjo keliauti į pasaulį keliu, kuris neėjo per Hormuzo sąsiaurį. 10 dienų greičiau nei per Sueco kanalą. Be karo zonų. Be Irano šantažo. Iranas dešimtmečius kaupė galią, remdamasis geografiniu pranašumu, ir per kelis mėnesius savo rankomis sunaikino šį pranašumą. Iranas naudojo Hormuzą kaip ginklą. Tačiau naudodamas jį, Iranas įtikino pasaulį, jog šis pernelyg priklauso nuo vieno pažeidžiamo taško. Atakuodamas įlanką pigiais dronais, Iranas privertė šias šalis ieškoti efektyvesnių gynybos sistemų, kurios būtų mažiau priklausomos nuo vakarų. Ir ekonomiškai izoliuodamas regioną, pagreitino sausumos kelio statybą, kuris daro Hormuzą nereikšmingą. Kiekvienas Irano veiksmas suteikė tikslų pateisinimą kitam Turkijos atsakymo žingsniui. Ne Turkija apsupo Iraną. Tai Iranas apsupo save. O Turkija užėmė kiekvieną erdvę, kurią Iranas paliko tuščią. Iranas dešimtmečius grasino uždaryti Hormuzą. Tarsi tai būtų jo galutinis ginklas. Kai pagaliau panaudojo, tai paspartino kelio, kuris paverčia Hormuzą nereikšmingu statybą. Didžiausias Irano ginklas tapo nemokama reklama Turkijai. Šiandien situacija yra tokia. Persijos įlankos šalys turi gynybos sutartį su Turkija, kurios galios dešimtmečius. Prekybos maršrutai taip lengvai neišardomi. Ginklų sistemos sukuria ilgalaikę priklausomybę. Pagalvokite, ką tai reikš po 20 metų. Kiekviena šiandien pasirašyta gynybos sutartis yra strateginis ryšys, kuris peržengia vyriausybės, kartas ir krizes. Persijos įlankos šalys ne tik perka turkiškus ginklus, jos renkasi, kieno pusėje bus artimiausius dešimtmečius. Kapitalas, kuris anksčiau cirkuliavo artimuosiuose rytuose, dabar keliasi į Turkiją. O Irano per daugelį metų sukaupta regioninė įtaka, milicijos, sąjungininkai, spaudimo galimybės pradeda nykti. Iranas pabudo pasaulyje, kuriame jo didžiausias svertas buvo neutralizuotas. Jo kaimynai apsiginklavo prieš jį, o viena galybė, kuri vos buvo minima regiono strateginėse analizėse, tyliai užėmė Ofdvę, kurią Iranas paliko. Ir blogiausia Iranui, visa tai buvo padaryta ne jėga, tai buvo pasiekta kantrybė. Klausimas dabar nebe tas, ar Iranas prarado įtaką, o ar jis dar sugebės bent kiek jos atgauti.
Tiesa ta, kad Iranas uždarė sąsiaurį ir atsisakė ištiso žemyno. O kaip tu manai, ar Iranas dar turi kozirinių kortų šioje naujoje realybėje? O gal apsuptis jau negrįžtama? Palikite savo nuomonę komentaruose. Jei šis turinys jums buvo prasmingas, pasidalinkite juo su žmogumi, kuris domisi geopolitika. Ir jei dar neužsiprenumeravote kanalo, dabar yra tam tinkamas metas. Iki kito karto.